Dabar šiandien sukrito kortos taip, kad atsidarinėjom Italijos rinką. Gavom užklausą 5 dienas Italijoje po 10 valandų. Klientas geras iš Dubajaus. Ir žinokit, pavyzdžiui, italai, kiek dabar teko bendrauti, net neapsikrauna, net anglų kalbos nemoka, o įkainiai, tai laba diena mažutį. V klasė, man atrodo, pigiausia, kažkas tai apie 800 eurų. Paskui E klasė, šiek tiek brangesnė, S klasė 1050. Ir į kelionės įskaičiuota 100 km, papildomi kilometrai kainuoja, papildomos valandos kainuoja. Žodžiu, viskas kainuoja. O ne taip, kaip lemba, jūs liurbiai. Atvažiavo vestuvės vežtų. Vestuvininkas sako, ne, tai važiuosim dabar čia, važiuosim ten, 400 km. O prieš tai sakė, ai, tai mes tik Vilniuj būsim. Tai va, reikia jaust savo darbo vertę, savo viską ir klientą šiuo atveju pastatyti vietą. Vis tiek jisai greičiausiai tuokėsi vieną kartą ir kažkokios ypatingos rekomendacijos jums tikrai neatneš. Taip pat, kad grįž, tai irgi yra maža tikimybė, nes 80% klientų namuoja prabangią mašiną vieną kartą per savo gyvenimą. Vardant savo didžiosios dienos vestuvių.